Auginant baltakailį gyvūną vien tik kokybiškos kosmetikos ir grožio procedūrų neužteks, nes gražus kailis prasideda nuo tinkamos mitybos. Ir katės, ir šunys turintys baltą kailį susiduria su rudomis dėmėmis ant kailio, kurias dažniausiai sukelia netinkama mityba. Ir tokios dėmės dažniausiai atsiranda būtent aplink akis, aplink burną arba ant pėdučių. Jeigu pastebite tokias dėmes ant savo augintinio, tai pirmiausia reikėtų atidžiai stebėti, ar augintinis nėra maitinamas galimais alergenais, kuriais dažniausiai būna pieno produktai, įvairūs grūdinės kilmės produktai ar baltymai, tokie kaip vištiena, kiauliena arba jautiena. Ir svarbu, aišku, tik įsitikinti, kad stebite ne tik tai, ką augintinis gauna kaip sausą pašarą, bet ir visą kitą. Nes mityba nėra tik sausas pašaras, tai yra ir konservai, ir skanėstai, ir iš esmės viskas, kas patenka į augintinio burną. Kalbant apie pagrindinę mitybos dalį, tai yra pašarą, mes visą laiką rekomenduojame rinktis begrūdį pašarą ir tokį, kuris savo sudėtyje turi tik hipoalerginius baltymų šaltinius, tokius kaip ėriena, krilius, balta žuvis ar lašiša. Kas yra patogu ir naudinga, tai kad būtent baltakailių šunų savininkai gyvūnų prekių parduotuvėse gali rasti pašarų specialiai sukurtų tokiems augintiniams, o kačių savininkai tokį pašarą gali įsigyti su silke. Jame yra daug omega-3 rūgščių, kurios odą ir kailį puoselėja iš vidaus ir padaro jį dar blizgesnį. Tokiuose pašaruose taip pat galima rasti ir super maisto ingredientų, tokių kaip medetkos ar žalioji arbata. Ir ką jie daro, tai jie padeda kovoti su prastu burnos kvapu, o taip pat padeda stabdyti senėjimo ir uždegiminius procesus. O kokias procedūras reikėtų atlikti baltakailiams augintiniams? Pagrindinė ir svarbiausia procedūra išlieka maudymas. Tik aišku, maudant augintinį reikėtų įsitikinti, kad naudojate tik natūrales ir kokybiškas kosmetikos priemonės, kurios savo sudėtinėmis dalimis puoselėja jūsų augintinio kailį, o ne tiesiog maskuoja rudas dėmes. Tai tokių priemonių sudėtyje geriausia būtų ieškoti ingredientų kaip šalavijų ekstraktas, kuris giliai drėkina ir paryškina kailio spalvą. Taip pat naudinga sudėtyje turėti ir migdolų ekstraktą, kuris ir gerai kvepia ir padeda statyti plauko struktūrą. O pabaigai norėčiau pasakyti, kad norint turėti tobulai baltą augintinio kailį, jį reikėtų prižiūrėti nuolatos. Tai yra reguliariai maudyti, pasirinkti kokybišką kosmetiką, šukuoti, valyti kailį nuo nešvarumų ir atsirinkti tinkamą mitybą. Nes tik naudojant visas šias priemonės kartu galėsite džiaugtis baltu kaip sniegas augintinio kailiu.